Šiandien matysite. Aleksandras Špilevojus traukėsi iš Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovo pareigų. Lietuvoje padidėjęs oro užterštumas. Panevėžio miesto ir rajono vadovai pasveikino Sevenbet Lietkabelį su iškovota bronza. Režisierius Aleksandras Špilevojus paskelbė, kad traukėsi iš Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovo pareigų. Režisierius vasario 25 dieną dar vienai kadencijai perrinktam teatro vadovui Antanui Venskui įteikė prašymą atleisti iš darbo. Matyt, atėjo tiesiog metas, šis sprendimas brendo kurį laiką ir pribrendo. Vasario mėnesio viduryje paskelbta, kad nuo 2020 metų teatrui vadovaujantis Antanas Venskus buvo perrinktas antrai kadencijai. Savo Facebook paskyroje Aleksandras Špilevojus rašė, kad dėl skirtingo etikos normų suvokimo ir atliekamo darbo kokybės supratimo jis nebemato galimybių toliau dirbti kartu. Tai buvo labai įdomus metai, ko gero patys įspūdingiausi, ryškiausi, tuo pačiu ir sudėtingiausi metai, bet buvo labai įdomu tvarkytis su kūrybiniais, meniniais iššūkiais ir tikrai labai džiaugiuosi. Ir dar tik išinu, bet jau pradedu ilgėtis šio teatro žmonių, šio teatro žiūrovų. Aleksandras Špilevojus meno vadovu Juozo Miltinio dramos teatre dirba nuo 2020-ųjų. Paskutinė jo darbo diena numatyta vasario 28-ąją. Pastaruoju metu dar bandau susivokti su pačia išėjimo mintimi, dėl to apie ateitį dar negalvoju, tai neturiu kol kas jokių konkrečių planų. Aš statau spektaklius, tai manau ir toliau juos kursiu. Aš dėstau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai kaip tik šiais metais rinksiu ir savo aktorių kursą. Tai darbų kažkokių bus, bet dabar manau svarbiausia sąžiningai ir oriai pabaigti tai, kas yra pradėta. Be to, pats artimiausias spektaklis, kurį kursiu, bus ne kažkur kitur, būtent Juozo Miltinio dramos teatre. Tai šiuo metu visas kūrybinės idėjos ir toliau yra apie Panevėžį ir šį teatrą. Režisierius su Panevėžio žiūrovais atsisveikins pavasarį, jau kaip kviestinis menininkas pristatydamas premjerą Arrivederci. Grįžtu kaip laisvai samdomas menininkas sukurti spektaklio, kuris vadinasi Arrivederci, ir taip jau yra, kad jis ir tyrinėja atsisveikinimo ir išėjimo temas, tai štai taip kūrybiškai atsisveikinsiu ir išeisiu. Panevėžietis Aleksandras Špilevojus vienas ryškiausių šių laikų Lietuvos teatralų, pelnęs gausybę apdovanojimų, įskaitant auksinį scenos kryžių. 2024-aisiais jis pripažintas populiariausių šalies dramaturgų. Manau, tikrai praradimas Panevėžiui. Tikėkime, ateis naujų veidų, talentingų, tokių kaip Špilevojus. Tai patys geriausi komplimentai ir didžiausi nuopelnai jo darbų, įrodymas pilnos salės. Ir tikrai, manau, ir aš, ir visas Panevėžys linki jam kuo geriausios sėkmės. Tai tikrai pasilgsime, gaila žinoma. Kiekvienas pasikeitimas įneša kažkokio chaoso, bet manau viskas susidėlios. Liūdna labai. Nuostabus buvo režisierius. Kaip tik mano paskutinis matytas spektaklis buvo Sala, kurios nėra, tai žodžių trūksta. Toks geras pastatymas buvo. Šiandien sužinojau, tai labai nusivyliau. Tiesiog nežinau dėl kokių priežasčių, bet labai gaila. Kaip manote, ar tam turėjo įtakos teatro vadovo Antano Venskaus perrinkimas? Bet kokiu atveju čia yra paties Špilevojaus sprendimas, jo nuomonė, jo gyvenimas ir manau vertinti vieniem kitiem, tai yra dviejų pusių susitarimai, sprendimai, tai manau tik tai jis vienas galėtų atsakyti į šį klausimą. Aš žinokit, šitų dalykų nežinau. Sunku pasakyti. Venskaus nežinau, žinokit, negaliu pasakyti. Kažkaip tai tuo visų, tik tai žinau, kad Špilevojus nepaprastai geras režisierius ir jisai tiesiog, man atrodo, Panevėžys labai didelė nostalgija jaus ir labai jausis be šito režisierius blogai.
Panevėžio miesto ir rajono vadovai pasveikino krepšinio klubo 7bet Lietkabelis krepšininkus, trenerius bei vadovus Karaliaus Mindaugo taurės turnyro mažajame finale iškovojusius 3. vietą. Reprezentacinė Panevėžio miesto krepšinio komanda šiame turnyre prizininkais tampa jau 9. kartą. Tai svarbiausia, žinoma, buvo mūsų komandinis darbas, nes su Žalgiriu pusfinalis buvo sudėtingas, ten nežinome taip gerai, tai svarbu buvo sekmadienį kitą dieną prieš Vilkus būti kaip viena komanda ir žaisti kartu. Tai pradžia, aišku, buvo sunki, pradėjome prastai, bet išlikome kartu ir kovojame, tai tas padėjo mums laimėti bronzą. Yes, first of all, we were in very, let's say, tough situation. It's obvious that in that moment we didn't play well. But somehow we stayed together, and I think we really prepared that week before KMT, despite that not great game against Žalgiris, but okay, mostly it was about our, how to say, missing shot in that game. But we show our real face against Wolves, and I'm very happy that we bring one more medal in Panevėžys. Pasiekimus vertim tradiciškai labai gerai, nes tai jau 9. sezonas, kai mes yra ketvirto dalyviai ir esam arba 2 arba 3. Tai vietos pasidalino 4 kartą 2, 5 kartą 3 tapom. O tai vyksta dėl to, kai pusfinalį žaidžiam su Žalgiriu, tada tampam 3, kai ne su Žalgiriu būnam 2. Tai iš tikrųjų turbūt tas toksai jaudulys gal pusfinalėje su Žalgiriu turbūt buvo pagrindinis dalykas, kas gal, sakykime, sutrukdė aukštesnę vietą pasiekti. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro mažajame finale žaidęs Panevėžio krepšinio klubas 7bet Lietkabelis rezultatu 191 įveikė Vilniaus Wolves TwinsBet ekipą ir iškovojo bronzą. Už šį laimėjimą miesto bendruomenės vardu komandai įteiktas 10 000 eurų čekis. Tai žinoma, svarbiausia pamoka, kad niekada nereikia pasiduoti, nes, kaip pasakiau, rungtynių pradžia buvo sunki, pralaimėjimo ten 12-13 taškų. Tai jo, svarbiausia yra niekada nepasiduoti, išlikti kartu ir žaisti kartu. Yeah, first of all, like I said, the team spirit, team character, we didn't give up. We stay together in those tough moments. In those moments, it's always easiest way to put finger each other, and blame each other. But we didn't do that. We keep fighting, and I think even we started that game very bad against Wolves 0-12. But we managed to find our way and win the game. Mūsų tikslai yra stabiliai būti LKL 4, Karaliaus Mindaugo 4 ir siekti prizinių vietų. Tai ir ateityje manau, kad sieksim, neskaitant, bet konkurencija LKL ir Karaliaus Mindaugo turnyre labai stiprėja konkurencija. Krepšinio klubas 7bet Lietkabelis nuo pat 2017 Karaliaus Mindaugo taurėje kasmet tampa prizininkais. Komanda sidabrą iškovojo 2017, 2021, 2022 ir 2024 metais, o bronzą 2018, 2019, 2020, 2023 ir 2025 metais. Really hope that game against Wolves show us direction how we should play, how we must play, and how we must fight. So I think that we will use now those times when we have one game per week in the next few weeks. We will raise our level. We will raise the level of our game, and I hope that we will do better. Tai planuojame, aišku, kuo geriau. Planuojame, dabar turim laiko susikoncentruoti ir pasiruošti visom LKL kovom, nes baigėsi Europos taurė. Tai tikimės, kad visų pirma tikimės, kad būsime sveiki, o kaip pasiseks šis sportas. Kamuolys apvalus, taip ir žiūrėsim. Panevėžio miesto savivaldybės premijos už sporto laimėjimus aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams yra skiriamos nuo 2019 metų. Pirmasis Karaliaus Mindaugo taurės turnyras įvyko 2016 metais Vilniaus Siemens arenoje. Turnyras pasižymėjo Lietuvos klubiniam krepšiniui iki tol dar nematytų prizinių fondų, komandoms skirta 100 000 eurų.
Lietuvoje išlieka pakankamai aukštas oro užterštumas, pranešė Aplinkos apsaugos agentūra. Jos duomenimis daugelyje oro kokybės tyrimų stočių vasario 25 dieną viršyta stambiųjų kietųjų dalelių paros ribinė vertė – daugiau kaip 50 mikrogramų kubinėme metre. Vilniaus Žirmūnų stotyje paros ribinė vertė viršyta beveik dvigubai – 97 mikrogramai kubinėme metre. Anot agentūros, pagrindinės pablogėjusios oro kokybės priežastys – nepalankios teršalų išsiskaidimui meteorologinės sąlygos, kietojo kuro deginimas patalpų šildymo reikmėms, transporto tarša ir pakeltoji tarša. Tai yra nuo sausų nešvarių kelio dangų transporto pakeliamos dulkės. Šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsiskaidimui. Pasak agentūros, tiek miestuose, ypač šalia intensyvaus eismo gatvių, tiek kaimo vietovėse kietųjų dalelių koncentracija bus padidėjusi. Išlieka didelė paros ribinės vertės viršymo tikimybė. Panevėžio kino centrą Garsas palieka ilgametė vadovė Genė Pučinskienė. Direktorė įstaigai atidavė 33 metus. Atrodo, kad vakar atėjau į Garsą ir buvo daug jaudulio, daug nerimo, daug nežinomybės, o išeini tai jau viską žinodama ir palieki labai ramia širdimi, nes žinai, kad viskas padaryta, kas buvo įmanoma padaryti ir, sakyčiau, geros nuotaikos. Genė Pučinskienė kultūros srityje dirba 44 metus, iš kurių 33 eina kino centro Garsas vadovės pareigas. Paskutinė direktorės darbo diena vasario 28. Mano darbo stažas kultūros lauke 44 metai. Kino centre Garsas 33 metai. Tai jau svarstyti dar toliau dirbti kaip ir, būtų nelogiška. Sakyčiau, reiktų tada pagalvoti, kas čia jau biški negerai su manimi yra. Tiesiog normalus procesas. Yra pradžia, yra pabaiga viskam. Kino teatras savo istoriją skaičiuoja nuo 1928-ųjų, o Garso pavadinimą įgijo 1939-aisiais, vos tik pasaulyje atsiradus įgarsintiems kino filmams. Man išpuolė dirbti, vadovauti tokioj įstaigoje ir tokioj srity, kur vis laik buvo virsmas. Visą laiką. Į kiekvieną dešimtmetį minimum 2 kartus vyko kažkokie pasikeitimai. Taip, kad užsnūsti ir kažkaip monotoniškai užsiliuliuoti nebuvo netokios galimybės. Bet tai reiškia, kad tobulėjau aš, tobulėjo mano komanda, su kuri su manim dirba ir tokiu būdu kažkaip neužsisukom į rutiną, į monotoniją. Kino centro direktorė išėjusi užtarnauto poilsio didžiausią dėmesį skirs pomėgiams, o ypač kelionėms. Kol žmogus gyveni, tol turi visokių svajonių. Tai čia, kaip pasakyti, čia daug minčių yra visokių, ką darysiu, bet tai, kas dar tik svajonėse, tai tą gal dar pasilaikysiu, pabrandinsiu savį, o tai, ką jau darau, tai tiesiog turėsiu daugiau laiko galimybės skirti tiem, kam darau tokiem pomėgiam. Pavyzdžiui, viena iš mano gyvenimo aistrų yra kelionės. Ir dabar atsiras daugiau laiko ir turėsiu galimybės galbūt kažkur iškeliauti ir tik su bilietu į vieną galą. Bet galinio, kaip sakant, tai išbandyti reikia čia daug dalykų, nes man kelionės tai yra gyvoji antropologija, tai yra antropologijos studijos. Tu bandai suprasti, kodėl ta šalis laiminga, kodėl ten žmonės laimingi, kodėl jie, turėdami mažiau, turi daugiau. Šiuo metu Klaipėdos gatvėje Panevėžio mokymo centro išnuomotose patalpose įsikūrusio kino centro Garsas veiklą planuojama tęsti Šiuolaikinio meno muziejuje Stasys Museum. Kino centrui Garsas laikinai vadovaus įstaigos projektų vadovė Laura Skaburskė. Panevėžio Miltinio dramos teatre vasario 26-27 dienomis įvyks spektaklio Priešinimosi melancholija premjera. Kviečiame pasižiūrėti, kaip spektaklis atrodys iš arčiau. Spektaklio temos vėlgi
čia aišku pati formuluoti irgi, nagrinėjama tema tarsi suponuoja, kad mes tą darysim už žiūrovą. Aš sakyčiau, mes kviesim žiūrovą pačius nagrinėti tam tikras temas ir mano tikslas yra sukurti erdvę, plačiaja prasme erdvę, kurioje žiūrovas turėtų nuo ko tas temas užsikabinti. Tai pagrindinis mūsų scenografijos elementas yra traukinys, tai prasideda pirma romano dalis. Jį prasideda traukiniu, scena traukinyje. Tai mūsų atveju mes iš to traukinio taip ir neišlipam toliau, jisai tampa pagrindiniu elementu ir kitom scenom, kuriuose romane tarsi jau nebeegzistuoja traukinys, tai yra tokia įžanginė scena. Mūsų situacijai traukinys lieka visą laiką, tai yra tam tikras traukinio fragmentas, kuris kinta, virsta namais, virsta kupė vagonu, virsta restorano vagonu, bet visą tai turi tą sąlygą traukinio ir mes žaidžiam tose taisyklėse, tai yra labai kinematografiškas vaizdas, labai tikslus detalėse. Priešinimosi melancholija pasakyta pagal vengrų rašytojo Laszlo Krasznahorkai romaną. Šis autorius žinomas dėl poetinio stiliaus ir apokaliptinių temų analizavimo. Procesas buvo ganėtinai ir intensyvus, ir ganėtinai ilgas, nes mes pradėjom nuo tokių parašymų ir repeticijų. Ir susipažinom su medžiaga, su filosofinė medžiaga, daug kalbėjom, daug diskutavom, daug darėm parašymųjų tokių darbų, pratimų, tokių, kaip pasakyti, etiudų, kad pasiruošti, išminkštinti tą patį save ir išminkštinti ir įeiti į tą medžiagą, nes pagal romaną čia Laszlo Krasznahorkai romanas, didžiulis romanas, yra apie 400 puslapių, sudėtingas, labai gilus, labai gražus romanas ir irgi romanas yra romanas, čia yra spektaklis. Bet tai yra ne tai, kad inscenizacija, tai truputį kitaip, režisierius kūrė savo pasaulį. Visų pirma, tai spektaklis yra sudėtingas techniškai, nes labai norėjo režisierius ir ne tik šiame darbe, bet ir kitose savo darbuose lygiavertiškai įveiksminti ir muziką, ir scenografiją, tiek aktorių darbą ir tiesiog visus šitos dalykus, ypač turint ribotą laiką, tarkim, didžioji scena iki premjeros, yra sudėtinga juos visus taip greitai sulipdyti į bendrą dalyką. Dar be to veikia projekcijos, kas irgi yra didelis darbas, viską nufilmuoti, sudėti. Tiesiog aš žaviuosi labai, kad galiu matyti dirbant žmonės ne tik savo aktoriniai srity, bet ir kitose šitose meninėse sferose. Labai kruopščiai ir tikrai sunkiai tai. Spektaklį pamatyti galėsite vasario 26, 27, 28 dienomis arba balandžio 5-6 dienomis. Amžiaus cenzo jame nėra, o spektaklio trukmė 3 valandos. Lietuvos valdžia nusprendė, kad nuo 2026 metų iki 2030 metų gynybai bus skiriama nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Paklauskime, ką apie tai galvoja panevėžiečiai. Tai aišku, kad gerai vertinam, kaip nevertinti. Saugumas yra pats pagrindinis dalykas, kiekvienam žmogui. Taigi matom, kiek šitoj Ukrainoje viską žūsta žmonių, taigi gaila žiauriai. Reikia gintis, reikia būtinai lėšų. Tai ne per didelis procentas pas? Ne per didelis niekiek. Mokėsim visokius mokesčius pakeltus, viską, kad tik būtumėm apsaugoti. Ne, nesutinku. Kodėl iš mūsų? Jie patys tegul savęs, jie daug turi pinigų. Mano visa šeima pritarė. Nors aš pensininkė, bet aš pritariu. Norėčiau, kad būtų padidintas finansavimas. Ne, tiek negalim per didelis kiekis. 1,5 gal 2, bet tiek negalima 6%. Jokių būdų. Per daug. Ne, neįgiamai. Nu kam ir taip iš tos... Ne, aš prieš. Labai teigiamai. O kodėl tai galvoja? Todėl, kad reikia gintis, kas apgins mums. Ar pati jaučiate saugesnę irgi tokiu sprendimu pačiu? Žinoma. Pirmiausia, jiem ir parūpo, kad mes turim būti saugus. Pirmiausia, jie nusprendė, ar mokesčius kelsim, ar ką numokėsim. Šiuo metu? Ne, man baimė kažkokia. Nežinau, bijau. Kai paklausau žinias, tai atsiprašau, spaudimas sukyla. Aš jaučiuosi saugiai. Lietuvoje taip.
turimgi skėti NATO, ko mums čia bijoti. Dalis gal šių pinigų gal reikėtų atskirti kitoms, sritims ar veikloms. Nu, bet saugumas pirmiausia. Jau atlyginimus galim biškiai jau pakentėti, kažkaip mums pensijas pakėlė, nu jau vis tiek gerai, kad truputį ir čia, o ten daugiausiai reikia dėmesio kreipti. Švietimas, medicina, tai kas būtina žmonėm, policija. Nu, jeigu perskirstoma, ne, ta dalis vis tiek 6% jūs paimsite, ne, ir kažkiek dalį paskui jau vėl savarankiškai valstybės vyriausybė skirs kažkur kitur. Taip neteisingai, jie apsuks mus. Švietimą, sportą, gamtos apsaugą pilna, kur čia ką daryti, keliai. Jau geriau mažiau kitom veiklom, negu kad gynyba pirmoje eilėje. Ketvirtadienio naktį vietomis daugiausia vakarinėje šalies pusėje krituliai, vyraus nedidelis lietus, kai kur rūkas, rytiniuose rajonuose vietomis lijundra, vėjas pietinių krypčių 2–7 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose kai kur iki 4 laipsnių šalčio. Dieną didesnėje šalies dalyje lietus, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių 3–8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 1–6, pietų Lietuvoje vietomis iki 8 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur krituliai, naktį daugiausia nedideli, vietomis rūkas, naktį kai kur galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties 2–7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Diena 1–6 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur krituliai, vietomis rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2–7 metrų per sekundę, dieną 5–10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.